Na ir šiandien pristatysime ne knygą, o korteles visai šeimai. Jas išleido Kakė Makė ir jos vadinasi emocijų ir jausmų pažinimo kortelės. Apie jas studijoje pasikalbėsiu su psichologe, kuri šias korteles ir parengė. Su manimi yra Asta Blandė. Labą dieną. Labą. Kortelių neturime, bet pašnekėkime apie jas galima knygynuose turbūt surasti. Taip, tikrai taip. Jeigu tik žiūrovai susidomės, ar ne? Pristatyme rašoma, kad su šiomis kortelėmis bus drąsiau keliauti savo vidinio pasaulio pažinimo kelionėje. Ką tai reiškia apskritai ir koks šių kortelių tikslas? Nu, žinot, tyrinėti jausmus savo arba kitų, tai reikia drąsos. Nes taip kaip jaučiamės, tai iš tiesų reikia pažinti, reikia atpažinti, reikia gebėti apie tai paklausti, reikia gebėti apie tai pasakyti. Tai ta drąsa turbūt ir yra apie tą pažinimo kelionę, kuri nėra labai paprasta. Tai kortelės padės tėvams geriau pažinti vaikų emocijas turbūt, ar ne? Ar išlukštenti jas, ar galų gale prakalbinti gal vaikus? Žinot, aš spėju, kad ir jiem patiem bus labai gera priemonė pažinti savo jausmus. Nes mūsų kartos vaikai drąsiau apie tai kalba. Jie kalba ugdymo įstaigose, jie drąsiau kalba vieni su kitais, nes yra laisvesni. Tėvam kartais tai yra iššūkis. Paaiškinti, ką viena ar kita emocija reiškia, nežinau, aptarti ją, pagalvoti apie raiškos būdus. Tai galvoju, kad visai šeimai tai bus tikrai tokia gera, vertinga edukacinė priemonė. O kas sudaro rinkinį? Kokios tai kortelės, papasakokit? Tai tame rinkinyje jūs rasite malonių ir nemalonių emocijų aprašus ir tai, manau, viena tokia vertingiausių šito rinkinio dalių, nes tikrai norėjau labai aiškiai parašyti, pasakyti ir duoti žinoti tiem, kurie turės šį rinkinį, ką kiekviena emocija, kokią vertę atneša, kai tu ją jauti, kas tai yra, apie ką tau signalizuoja. Tai vat šitos kortelės, tada klausimai, apie ką šeima galėtų aptarti, kokius klausimus užduoti ir žinot, kai nejučiai išsitrauki kortelę ir gali paklausti, tai yra drąsiau. Ir tuomet šiek tiek apie raiškos būdus ir čia mums labai gražiai talkina Kakės Makės personažai ir Čiūčia, ir Piratas, ir pati Kakė Makė, kaip mes reiškiame vienas ar kitas emocijas. Na, pakalbėkime apie tas klausimų korteles. Įdomu tikrai pavyzdžiai. Kokie tie klausimai? Pavyzdžiui, kas nutinka, kai jauti gėdą, arba kodėl baisu ją išreikšti, arba koks būni, kai pyksti, iš ko gali suprasti, kad tu esi piktas. Nes ko gero sunkiausia kalbėti, kai jauti nemalonias emocijas, sunkes emocijas, slegiančias emocijas. Nes kai yra malonios, tai mes drąsesni ir klausti ir kalbėti apie tai. Tai principas ne tik, kad tėvai skaito klausimus vaikams ar ne ir kalba su jais, bet kartais ir patiems tėvam tarpusavy čia gali kilti noras atsakyti kai kurios klausimus. Ir atsakyti, ir pasidalinti, irgi visa šeima gali išsitraukti kortelę ir kalbėti apie vieną klausimą arba kiekvienas užduoti skirtingą klausimą vienas kitam. Na, kortelės, kaip sakėt, padės išsiaiškinti, išreikšti emocijas, ar ne? O kokias emocijas sunkiausia išreikšti vaikams, kad tos kortelės galbūt padėtų tai padaryti? Ko gero, tas tokias liūdesį, pyktį, gėdos jausmą yra sunku, pavydo jausmą, kai turi sesę, brolį ir jisai turi kažkokį taip arba daugiau. Tai kartais net ir tėvai ar nedrąsiai, ar nejučia pasako, kad gal neturėtum tokio jausmo jausti, o jisai labai gražiai signalizuoja, kad kažkas peržengia tavo ribas arba kad kažkas viduje kirba ir tu norėtum kažko, ko kitas turi. O apie kokius jausmus vaikai nenori kalbėti dažniausiai? Vaikai nori kalbėti apie visus jausmus. Tik jie labai atidžiai stebi mūsų reakciją. Ar mes gebam tą priimti. Ir žinot, kas yra įdomiausia, jeigu mes negebam priimti, tai labai dažnai vaikai išmoksta tokį gerą žodį. Nežinau. Kas tau atsitiko? Nežinau. Tai vaikai drąsūs kalbėti, bet klausimas, ar mes mokam priimti apie tai, ką jie sako, kaip jie reiškia ir kaip jie atrodo visame tame. Čia gera pastaba, iš tikrųjų, vaikai dažnai sako, nežinau, ir iš to slypi daug daugiau, nei mes galvojam. Taip ir stebi, ar tu toliau klausi, ar tu ir pabėgsi, nes, gal ir nelabai noriu žinoti. Supratau. Na, jūs psichologijos ir sudarėte šitas korteles, tai tikrai žinojot būdų, kaip užduoti tos klausimus, ar ne? O pakalbėkime, kuo kortelės gali būti naudingos tėvams. Šiek tiek užsiminėme, bet vis dėlto. Tai yra kortelės visai šeimai, taip jau parašyta ant jų. Taip. Tai pirmiausia, turbūt apie ką ir kalbėjom, kad žinoti, ką kiekviena emocija, kokią vertę man atneša. Pavyzdžiui, jeigu aš pykstu, aš labai aiškiai žinau, kad kažkas peržengia mano ribas. Jeigu aš jaučiu tą pačią tokią kaltę ar ne,
tai kažką padariau ne tai, ką buvau susitaręs. Ir tėvai labai dažnai manęs klausia kaip psichologės, o tai kaip paaiškinti, kas čia atsitiko. Tai va tos kortelės yra labai, kaip aš sakau, gera špargalka pasakyti apie tai, kas yra ir apie ką tu jauti. O kitas momentas yra turbūt apie tuos raiškos būdus, nes mes dažnai vaikams sakom, to nedaryk, kito, trečio nedaryk, bet pamirštam tą po kablelio, tą svarbiausią dalį, o ką tu gali daryti, kai pyksti. Nes gal tu ten kažko nekarpyk ar nespardyk, bet gal tu gali kamuolį spardyti, arba gal tu gali kažką maigyti ir kažką kito karpyti arba plėšyti. Tai va čia tos antros dalies irgi tokie, nežinau, pamokymai, rekomendacijos, ką galima daryti, kai išgyveni sunkius jausmus. Nes čia yra turbūt sunkiausia dalis mūsų gyvenime. Ką daryti, kai aš tiesiog nežinau, kur tą energiją dėti, o jinai tokia visiems nemaloni. Teko bendrauti su kai kuriais muzikos kūrėjais, kurie sukuria hitą ir dažniausiai tą hitą, tai paprastai tariant, išbando ant vaikų, duoda vaikams paklausyti. Kaip buvo jūsų atveju, kai jūs sukūrėte tas korteles? Ar bandėtės ant privačios auditorijos vaikų? Ar pasižiūrėjote, kaip reaguoja vaikai? Gal kaip tėvai reaguoja į kai kurios klausimus? Gal keitėte kažką? Kaip tėvai reaguoja, tai nežinau, nepabandžiau, bet su savo vaikais aš tas korteles labai gražiai išbandžiau ir mes žiūrėjom, kaip dėlioti. Tai vaikam pats dėliojimo procesas labai patinka. Ir antras dalykas, kokį čia klausimą parinkti ir ką užduoti, kad mamai ar tėčiui būtų įdomu atsakyti, kad galbūt būtų kažkoks netikėtumas, kad gal kažką aš noriu pasakyti, nes matau, kad tu ne taip reiški. Tai vaikai iš tiesų su tom kortelėm yra linkę, kaip aš sakau, žongliruoti ir džiazuoti. Jų yra daug pakankamai ir pasiskleidus per visą stalą tikrai yra įdomu. Ir kas turbūt dar žaviausia, kad tai yra kakės makės personažai, kurie artimi, kurie jiem patinka, kuriais tiki. Tai bandymai namuose, tokioje labiau privačioje erdvėje. Su griežčiausia komisija, ar ne? Su pačia griežčiausia komisija, su pačia griežčiausia. Ir pavyko tada išrinkti jau pačios geriausias turbūt atsakymus ir korteles tiksliau. Aš manau, kad tai buvo labai gera pagalba. Puikiai. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį. Kalbėjausi su psichologe Asta Blandė apie kakės makės emocijų ir jausmų pažinimo korteles.